Sveiki gyvi. Dar viena dalis šitą prūdą. Sugrįžau čia dar pagauti rapavimą. Šį kartą pakeičiau vietą, kur daugiau lapukų ir daugiau šansų ją pagauti. Žvejosiu su 2 meškerėm rapavimas, 1 karpiam. 3 kažkodėl neduoda rapavimų. Tai 1 ten prie tų lapukų. Kitą va čia bandysiu mėtyti. Gal ir pagaliau pagausiu šią. Ne, tai bent kažkokių nesąmonių. Stumėlė standartinė. Trumpas pavadėlis. 120 gramų plūdė. Nagi, bičiuliai, pirma žuvis. Nors ir ne to, ko norėjom. Mus greičiausiai raudonodegis. Visai nemažas. Iškai buvo čia prie pat niekur neplaukia. Oi, alligator! Nu, čia pradžia tai kosminė. Visai netikėtai. Nu, kokia nesąmonė užkips. O čia šitas krokodiliukas. Ui. Yeah. Alligator. Yes. Very good. Yeah. Lucky. First fish. Welcome kap. Man šitą tai reikės maudytis. Nors ir nelabai norėjau šiandien. Žiūrėkit koksai. Oh. Giờ mình chăm. Kai vožiai nugarą. Bent jau. Neatsakė. Eilinį kartą tiek užmetas iš karto iškibo. Tikėkimės, kad nebus paskutinė žuvis šiandien. Nors visai nebloga. Tokį jau galima ir skaityti. Bet aš noriu pagauti kitokią biškį šiandien. Tikiuosi, kad pamatysit neužilgo. Prie pat plūdė. Prie vienos, prie kitos. Ten to rapavimo buvo. Čia tai neaišku kas. Dar viena žuvis. Na, man čia geras šitas kampukas. Raudonodegis. Vidutinė dydžio. Iki 20 kg. Dar viena žuvis. Irgi nemaža. Bet mes šiandien šitų susirinkam šiandien gaudyti. Kol kas rytas labai produktyvus. Jau 2 žuvis. Per ganėtinai trumpą laiką. Šitą iš tikrųjų tai šiandien net nelabai noriu žvejoti. Tie karpiai nedomina. Bet vieną meškerę, jeigu yra, nelaikys ant krantą.
praeitą kartą, kai buvau sėdėjo tenais, tai yra paėmas grinai va šitam kampe. Čia va visur aplinkui davėsi. Šiandien apsikeičiu vietai su tuo vyruku. Jam turbūt vis tiek nesvarbu. Ar atsisėdu geresnį vietą ir dabar yra paėmos visas anoj pusiai. Praėjo beveik 2 valandas. Visi kibimai tik ant tos plūdinės anvežtas. Ant tos karpinės pajudina kartais, bet nepaima. Šitą kažkaip tai tyli. Mažytės tik patampa. Stovėjo. Prisistovėjo. Na, pasirodykė. Šitą nesąmonė užkibo. Savmys. Šitas jau nieko gero. Tokias žuvis gaudome čia. Surėšiu šitą meškerį prie kranto. Dabar ant vidurinės pagavau. Dabar laikas, kad ant šitos užkiptų. Trečios. Ištraukčiau tai vieną didelį ir būtų galima baigti. Nes iš tikro jau biškį ir nusibodo ta žvejyba. Bet labai noriu arpaimą pagauti. Tai reikia kentėti. Tas vėjuokas, tai jūs neįsivaizduojat, kaip gelbė čia. Belenkai karšta vėl. Buvo toks geras rytas, atrodo visai pakankamai vėsas. 29 tik laipsniai. Biškį palėjo. Bet dabar jau vėl kaitina. Oh, fish on! Aš kaip netikėtais čia. Galvau, nieko nėra, pakirtau, bet tai tempia, galvau, per anksti pakirtau. Vynuoju, jaučiu, kad kažkas yra. Gal vėl Julius bus. Kažkaip priešinas tai įdomi. Mano vietoj tik buvom iš šonų. Panašu, kad nemaža. Prie dugno duodas, kutelės taip dažnai nueina. Tiek užmečiau, išvažiavo iš karto. Savmysas vėl blemba. Na tai, žiūrėjom toliau. Visą laiką reikia šitą stoperį nepamiršti. Nutem žemyn. Taip nepakirsi. Šitos kurelės. Ten link salos kažkur tai. Kažkur ten žolės įlindo. Turbūt retėjimas vėl žalėse duodasi.
Žuvai dampa. Nedidėka šį kartą. Mes išvažiavom tik į rimtą. Gražiai žuvis. Opa. Nespėjau su vienu susitvarkyti. Kita sėdi. Užžydėjo biškį. Na. Vėl nuėjo. Sugrįžuolis. Nakė. Dar viena žuvis. Dar viena nuėjo. Reikia mes vėl greičiau. Gauni dar vieną. Big fish. Man gerai pataiko užmest, iškart išvažiuoja. Norvegiai rykliukai nervuoja, čia saimysai nervuoja. Aišku, nėra jie čia maži. Priešinės irgi kai velniai, bet kai žinai, kad yra daug rūšių ir kimba vis tie patys, tai biškai nervuoja. Bet tokie va. Šiandien tokie tik kimba. Paimas tyliai. Pamiršau parodyti pietuką šios dienos. Tom jums riba su krevetėm. Beran kaip skaniai. Atrodo nėra didelis, bet tempia taip bliamba. Bėgiot net reikėjo krantais. Kažką kaimynas pasikirto pagaliau pirmą žuvį šiandien. Bet tam dabar užkibo abiem. Vienos ant kitos. Tai dabar ir man galėtų užkibti. Visas prūdas lupa. Ten traukia, ten dvižais traukia, aš traukia. Ten prie mano plūdės aropavimo ką tik išnėrė. Veiksmo yra. Kažkokia nedidelė pas mane šį kartą. O, kažkas kitokio. Gerai nemačiau kas. Biškį gydam stresų įvarė. 4 žuvis vienu metu. Nespėjo lakstytis. Aku. Yeah! Pagavau ir paku pagaliau. Dar kokį didelį. Reikia rengtis. Lipti vandenį. Okay đấy. Yeah. Bėgo ant vežtos skirsnis važiavo, bet staiga išvažiavo ant karpinės irgi. Kažkokia tai nemaža žuvis.
kovoja toli labai. Arti neina. Gal bus nesamysas pagaliau. Ir kas čia atkeliauja šį kartą. Tik būk nesamysas, prašau, būk nesamysas. Kad tik nesamysas būtų. Samys, no good. Ai, nebrys aš čia daliojau. Šlapintis tingia. Tai gal kitas parodo jam. Tai yra 25 kilai. Ai. Heavy. Nice. Gražuolis juodas. Žiūrėkit, gurnavote. O. Super. Yra 2 taškai ūkvežių. Vakar sugalvoti, kad ne žuvyčių. Tam visą dieną pralaukia. Dabar atnešė pilną maišiuką. 100 batų. Tai turbūt sunaudosiu tik vieną arba 2 šią. Prie lapukų. Sunaudojau visą batoną. Daugiau nebeduoda. Tai dabar liko tik 2 meškerės. Sumokėjau tai už 3, tai kažkaip įdomiai čia gaunas. Na, bet tos karpis ir neįdomus, samysus jau gaudė. Stiprus, bet jau nervuoja mane. Jis tikėsi kažko kito, bet iškimba tą pati nesąmonę. Įkirto krokodilą prūdą. Nelien kokią dydžio rapavimą. Vai tikiuosi, kad ištrauks. Bent pamatyti, kaip atrodo jinai iš arti. Nu, eilinį kartą iššoka į viršų ir žmogelis stresą. Nepavyko ištraukti. Žiauriai didelė buvo. Kaip ir mano čia praeitą kartą. Bet tik va, pirmas šuolis galva į viršų papurti ir ate. Sakė, atlenkia kablį rapavimą tą. Belen kokią dydžią. Kabliai irgi čia belen kokią stiprumo. Kažkokią nedidelę aligatorių. Ant galo dar pirma ir paskutinė žuvis. Aligatoriai šiandien. Paskutinį dar krokodiliuką pagavau. Nėra pas didžiausias. Tai turbūt nelipsiu. Dantis dideli pas jį.เอาหันปากมันมาหาหน่อยนึง Toks krokodiliukas. จะอยู่นิ่งๆโอเค ปาก Ok. ลูกของเขาสวยเมื่อเช้า ตัวเมื่อเช้าสวย โกเลยเนาะ โอเคครับ ปล่อยเลย บ๊ายบาย ไป Sekas ten tam vyrukai, kur apsikeitėm vietom, aš ten turėjau žvejoti. Bet aš galvoju, kad čia bus geriau, tai atėjau čia, jau antrą rapavimą dabar reikalę. Nepavyko ir šitos ištraukti, nors ir mažesnė buvo. Manau, jau šiandien viskas bus. Pradeda temti. Labai abejoju, kad kažką pagausiu. Teks dar kartą varyti. Nieko nepadarysi. Tai dar turiu vieną dieną. Pabandysiu dar kartą iššokti. Bet greičiausiai grįšiu į tą patį pirmą, kur žvejojau pirmai. Nes ten jau daugiausiai yra mano didžiausias šansas pagauti. Ką, tiek šiam kartai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka. Prenumeruokit kanalą, kas to nepadarėt. Pasimatysim neužilgo.